Sveiki, šiandien parodysiu, kaip galima sukurti va tokį savo ugninį tekstą. Taigi pasirinkam naują lapą. Ir dabar šitą foną nudažom juodą spalvą. Pasirinkam tekstą ir teksto spalva tegul būna oranžinė. Ir rašom savo norimą tekstą. Taip, dabar padarom new layer. Dabar einame dabar šičia padarom, kad būtų juoda kartu su balta spalva. Ir dabar tik tai einame į filter, render ir close. Dabar einame į filter, sketch ir chrome. Taip, šičia nustatom savo nuožiūrą. Taigi šičia rašau 8, šičia 2. Jas spaudžiam OK. Taip, dabar šitą savo foną keičiam į color dodge. Ir ten, kur pas mus yra tekstas, taip pažymim, tai spaudžiam kartu Ctrl ir ant klavišo pilies. Ir dabar Ctrl C, Ctrl V. Taigi dabar padarom kopiją. Tai duplicate layer. Ir dar kartą duplicate layer. Ir dar kartą duplicate layer padarom. Taigi dabar ten, kur buvom padarę pirmą kopiją, einam į filter, blur ir mountain blur. Ir šičia nustatom ant, kad būtų 0 laipsnių. O kad pikselių būtų maždaug 112. Taigi spaudžiam OK. Dabar einam prie kitos kopijos. Einam ir vėl filter, blur ir mountain blur. Dabar keičiam tai laipsnį, tai būna pas mus 42. Ir spaudžiam OK. Dabar prieinam prie kitos savo kopijos. Į vieną filter, blur, mountain blur. Ir keičiam į minus 42 laipsnių. Ir šičia pikslį galim padauginti truputį. Na, maždaug, kad būtų 240 pikselių. Taigi spaudžiam OK. Ir dabar šitas visas kopijos pažymim. Tai spaudžiam ant Shift. Ir dabar kartu Ctrl E arba einam į Image. Atsiprašau, einam į Layer ir Merge Layer. Taigi dabar pažymim ant teksto. Ir keičiam spalvą į juodą spalvą. Spaudžiam OK. Ir dabar savo šitą tekstą permetam aukštyn. Ir matom, kad pas mums perrudi šitą spalvą, tai keičiam truputį, kad būtų silpniau spindėtų. Tai šičia nustatot savo nuožiūrą. Na, maždaug šitaip. Taip, tai gal būna. Ir dabar, jeigu pas mus, pavyzdžiui, nepatinka šitą spalvą, tai galim dar pakeisti einame Image, Adjustments ir Hue Saturation. Čia pažymim Colorize ir keičiam į savo norimą spalvą. Ir va. Taigi, ačiū už dėmesį.